Labas vakaras, milijonierių projekto žiūrovai. Senai matėmės live transliacijoje ir šiandieną tokia ganėtinai įdomi data. Daugelis iš jūsų jau teiravotės asmeninėmis žinutėmis, ar planuojame daryti live transliaciją, tai mes pasitarėme su Rūta ir nusprendėme jums šiandieną truputėlį duoti daugiau informacijos, kas domitės, kam yra įdomi šita tema. Ir labas vakaras, Rūta. Sveika, Asta. Pristatysiu, apie ką šiandien mes kalbėsim. Tai kadangi mes šiandien turim pilnąjį saulės užtemimą, kuris jau tuoj prasidės už 2 minučių, ir mes šiandien kalbėsim apie tai, ką jisai suteikia, kokias galimybės. Tačiau šitas saulės užtemimas, jisai yra karminis, kadangi yra susietas su karminiais mazgais ir yra susietas su Chironu, auksiniu rakteliu. Tai mes šiandien kalbėsim, kaip atrakinti tas auksinės duris į savo sėkmę ir kokias permainas ir kokius pokyčius mums reikia padaryti, kad mūsų tas 18 metų ateinantis gyvenimas būtų džiaugsmingas, laimingas ir kupinas džiugesio. Taip. Gal trumpai, Rūta, apie sielos formulę, kas tai ir kam tai yra naudinga? Na, sielos formulė, jinai pasako, tai yra astropsichologija. Jinai susijusi su tokia gilesnė astrologija ir tai yra įjungta, sakyčiau, daugiau sielos kelias. Ne mūsų kūno loginio mąstymo kelias, ne, o mūsų sielos kelias. Ko jinai nori iš mūsų šiame įsikūnyjime, ką jinai nori atlikti, kokias patirtis, kokių mes potencialų turime ir atėjom su kokiais potencialais. Būtent sielos formulė pasako, koks tas likimas užrašytas buvo, ką tas žmogus turi, ką ta siela turi nuveikti ir kiek resursų, kokie energetiniai resursai jinai pasiėmus ir kada iš šito pasaulio išeis. Nes mūsų sielos, gal aš praeituose kartuose visą laiką sakydavau ir daugiau kalbėdavau apie planetų padėtį danguje. Tai yra astrologija, kadangi kai jūs gimėte, kokios planetos buvo kažkuriuose orbitose, kur jos ten atsistojo į kažkokį zodiako ženklą, tai vat būtent ir surašė tą jūsų išaudė tos žvaigždės jūsų likimą. Tačiau vat siela ateidama į šitą įsikūnymą, jinai gauna energetinį resursą, per kokį laikotarpį viską atlikti. Ir būna labai daug įdomių variantų, kadangi būna taip, kad labai aukštų vibracijų siela atėjus į šitą pasaulį, jinai pradeda degraduoti. Ir jinai pradeda eiti visiškai kitų kelių, kas buvo numatyta, daryti visiškai atvirkštinį variantą ir tada būtent tie angelai sargai, mūsų tie visi stebėtojai, jį greitai pasiima iš čia. Ir būna tos staigios mirtis, kai žmogus miršta staigia mirtimis, tai dažniausiai būna būtent šitas dalykas. Kitas būna variantas, kai ateina siela su labai dideliu resursu, nugyventi, pavyzdžiui, iki 90 metų ir jinai savo visas patirtis atlieka iki 60. Ir praktiškai jai kaip ir čia daugiau būti nereikia, kadangi jinai viską atliko taip, kaip reikia ir jinai jau pakėlė savo, pavyzdžiui, tą visą vibracijų lygį, jinai gali drąsiai išeiti iš čia. Tai būna variantų, kad kitą kartą pasilieka dar atlikti kažką tai. Prisima dar kažkam tai padėti, gal savo artimiesiams, gal savo giminiai kažko tai padėti ir lieka. Ir būna būtent iki to resurso, kiek duota. O kiti būna taip, kad dagyvena tą savo visą resursą ir dar netlieka savo tos patirties. Ir kitą kartą būna pratęsiamas. Tai labai daug įdomi ir iš tikrųjų sielos formulė pasako tą likimą, dėl kurio atėjo žmogus į šitą įsikūnymą. Tačiau viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes nugyvensim. Ir mes patys savo likimo kalviai, šiandien gal aš ir kalbėsiu apie tai, kad mes patys savo likimą piešiam. Žvaigždėse nuauštas likimas patariamasis, ką mums daryti. O šiaip tai mes patys galim dagyventi ir dar geresnį, negu buvom numatę į ateidami į įsikūnymą. Taip. Taip, tai Rūta, iš tiesų, kai kam šita diena paprasta eilinė, kai ką gazdinanti šita diena iš tiesų kiek mūsų, tiek nuomonių, kiek mūsų, tiek jausmų, emocijų. Ir šiandienos ta tema 18 metų atrodo, wow, koks didžiulis įsipareigojimas, gerai apgalvoti galbūt savo žingsnius, planus ir žinau, kad tu šiandien esi paruošusi užduoti, kam tai yra įdomu, kam tai yra aktualu, tai labai norėčiau išgirsti daugiau šitą temą. Jau turbūt ne pati pirma pasakau, kad šiandien tikrai tas saulės užtemimas yra, ne? Ir jisai yra kolidorius, kuris prasidėjo kovo 25 dieną, tai buvo užtemimas ir dabar būtent balandžio 8 dieną jisai baigėsi tas užtemimų kolidorius ir šitą saulės užtemimas iš tikrųjų turi tokį, sakyčiau, būtent tą karminį posūkį, ne? Ir tos mumis stebi karminė tarnyba, ne? Kadangi karminiai mazgai susijęti kartu su mėnuliu ir su saulė. Jeigu pažiūrėtumėte į sielos formulę, tai šiandien dienai būtų
4 planetos vienam taške. Tai vat būtent karminis mazgas, Saulė, Mėnulis ir būtent Chironas. Ir šitos 4 planetos, jos nuteikia tokią, sakyčiau, linkmę, gerąją linkmę, kadangi Saulės užtemimas kitą kartą būna sunkus žmonėm, ne? Nes jie, kaip vėlgi sakau, jeigu mes visko bijome, tai mums tada bus sunku. Bet šitas užtemimas, jisai turi tokį auksinio raktelio pobūdį. Kadangi Chironas yra auksinis raktelis, kuris mums atrakina būtent tas pasąmonės gelmes ir mūsų suvokimo lygį, karminis ženklas nuteikia mumi eiti tikslo link, Saulė su Mėnuliu tai yra mūsų siela ir mūsų dvasia, tai yra avino ženklė viskas. Avinas yra pirmasis mūsų ženklas, pirmas pavasario šauklys ir jisai, būtent šitas užtemimas, būdamas avino ženklė, iš mūsų reikalauja drąsos, iš mūsų reikalauja poelgių, nes jeigu mes dabar nesiimsim nieko ir nedarysim, tai vat būtent sekantis užtemimas, kuris bus rugsėjo 18 ir spalio 2 dieną, bet šitas kalendorius, jisai pats viską sutvarkys ir nežiūrės į tavo norus, ar tau čia gerai, ar tau negerai. Tie, kas turi savo sielos formulės, tai pasimkit jūs, nes aš jums duosiu tokių, sakyčiau, perliukų, kad jūs žinotumėt, kur viskas pas jūs deda. Ne? Tai pats svarbiausias, sakyčiau, yra pats svarbiausias įvykis, tai yra 7 ženklam. Tai yra būtent avino ženklui, svarstyklių ženklui, vėžiui, liūtui, svarstykliams, skorpionui ir ožiaragiui. Va šitie 7 ženklai, jie bus stebimi. Vieni iš gerų. O kiti ženklai, kodėl ne? Žiūrėk, kiti ženklai taip pat, nes dabar pasakysiu, 4 ženklai bus kaip su motyvacija ir su parama, kiti ženklai negaus nieko ir jiems bus labai sunku išeiti iš komforto zonos. Tai čia nereikia džiaugtis, ne, kad tu papuolė į tuos 7 ženklus, nes tik tai 4 geri, kiti bus sunkesni kažkam tai. Tai va, noriu pasakyti, visi, kurie esate gimę balandžio 7-14 dienomis, šitas užtemimas, jisai jums yra iš tikrųjų labai labai svarbus. Ir šitie žmonės pajus jį labai stipriai. Kodėl? Todėl, kad juos privers atsistoti nuo kėdės. Ir jeigu jie patys, aš paskui pasakysiu kiekvienam zodiako ženklui, ką maždaug į kokią pusę turi eiti ir ką daryti, kad jiem susiklostytų va tas ieškojimas tikslo savo. Nes mūsų šiandieninis, kaip aš sakyčiau, mano gal tikslas yra, ne? Daeiti iki kiekvieno žmogaus, pasakyti jo tą dvasinę pusę, pasakyti tą dvasinio pasaulio sielos pusę. Nekalbėti apie mašinas, namus ir apie kažkokius labai didelius turtus, bet kalbėti apie būtent tą vidinę, tą mūsų pagrindinę dalį, kokią mes turim. Nes be sielos žmogus negyvena. Tai tu gali turėti 20 namų, 20 mašinų, sielos neturi ir tu išeini ir į ten nenusineši nieko. Tai šitie žmonės gimę būtent balandžio 7-14 dienomis, jie turi labai gerą, sakyčiau, progresą. Jie atsiranda atrankos bombo ir ta bomba juos nuneša su tokiu greitu skrydžiu iki ten, kur jiems reikia. Jie turi tokias, sakyčiau, išskirtinės galimybės susitvarkyti savo 18 metų į priekį, nes jiems yra labai didelis padėjimas. Jeigu sielos formuliai nuo 3 būtent avino ženkle, ten, kur yra ratas ir ten yra kokios nors planetos ir šalia jų yra 3 arba 5 arba 5 metų. Šitos visos planetos atsiradę būtent taip pat pozicijoje kartu su mūsų šitais visais ženklais. Jos taip pat jums labai nuteikia, į kokią pusę eiti. Jeigu ten Venera, tai jinai santykiai, meilė, pinigai. Jeigu tenai Marsas, tai jisai veiksmas, mašina, automobilis. Jeigu tenai Saturnas, kiekviena planeta kažkokią tai taip pat atsaką duoda. Tai visos planetos atsiradę būtent šitoje pozicijoje, taip pat jos jums diktuoja, į kokią pusę eiti ir ką daryti. Ką mes toliau turime? Mes turim žmonės, kurie yra gimę rugpjūčio 9 ir 16 dienomis. Čia jie turi, sakyčiau, liūto ženklo tokią poziciją ir jiems yra taip pat labai geras, sakyčiau, motyvas, jau jie nebus tos patrankos skrydžio atstovai, bet jiems bus motyvacija labai didelė. Šiandien dienai šitas užtemimas duoda labai daug energijos. Į pasaulį atnešama labai didelis kiekis energijos ir ta energija, jeigu jinai paskirstyta pagal visus teisingus tikslus, jinai labai greitai ateina iki to paskutinio tikslo garantuoto. Ne? Tai vat būtent šitie visi žmonės, kurie gimė čia 9-16 dienomis. Ir jeigu pas jumis sielos formuliai 31-33 metai yra kažkokios planetos, kažkokios ženklai, kažkas tenai pas jumis, tai vat būtent irgi ta planeta jums diktuos padėtį, bet jinai jums padės.
jinai jums duos, sakyčiau, dar vieną tokį savo savybę kaip geną, ne? Kokiu būdu tu gali praeiti būtent šitą užtemimą, nes šitas užtemimas yra greitas. Čia nebus taip, kad mums reikia laukti visus 18 metų, kad aš tą tikslą įvykdyčiau. Šiandien dienai mes dar turim retrogradinį Merkurijų. Jisai mums truputį maišo, bet kadangi labai didelė energija ateina, tai tas retrogradinis Merkurijus tai yra kaip autostradoj dviratininkas, ne? Jisai važiuoja su dviratuku, o ateina didelis Boeingas arba lokomotyvas ir tas dviratininkas jam nepasipriešinimas. Tačiau vis tiek mes turim dar tokį patariamą į balsą, ne, kad mes viską galim pradėti balandžio 25 dieną. Jau šitas Merkurijus išeis iš retrogradinės padėties. Tačiau iki balandžio 25 dienos mes galim viską taisyti ir viską keisti. Nes šiandien dienai pasakysiu tokią praktiką, kuri sudegins jūsų nereikalingus dalykus. Ne? Ir tas būtent saulės užtemimas, jinai ugnis. Jinai sudegina tas, kas nereikalinga ir mes jau paskui po truputį galime eiti tuo tikslo link. Tai va. Toliau, gruodžio 9 ir 15 dienomis gimę šauliai, jiems taip pat bus labai lengva pradžia. Jie taip pat gauna tą visą motyvacinę energiją ir taip pat gali įsijungti kaip ir būtent liūtai ir keliauti ir būti matomais ir žinomais, kadangi saulės užtemimas, jisai yra įžymybė, jis yra įžymus žmogus, jisai yra matomas, jisai yra garbingas, šlovingas, ne, ir džiugus, nes šiandien dienai pas mumi yra siela irgi, jinai nenori gal pinigų, bet jinai nori šlovės, garbės, jinai nori visų tokių, sakyčiau, gražių dalykų, ne. Tai šitie visi asmenys gimę šią dieną, arba jeigu pas jums 58 ir 61 metų yra kažkokios planetos, jos taip pat jums patariamą į balsą duoda ir pasako, į kokią pusę ten žiūrėti. Kas labai norit, galite parašyti, kokia ten planeta pas jums kelintų metų yra, aš pasakysiu, kokią pusę jis. Jeigu jau atsivertėt savo sielos formulės ir matot. Toliau mes turim Skorpioną. Dar vienas ženklas, kuris yra toks, sakyčiau, neutralus į gerąją pusę. Kadangi Skorpionas turi dvi planetas, tai yra Plutonas ir Marsas, o Marso valdose vyksta mūsų Saulės užtemimas, Skorpionams taip pat bus lengviau negu visiems kitiems. Vienas iš pačių tokių, sakyčiau, sėkmingiausių dalykų - transformacija ir pakeitę savo mintis gali išsigydyti netgi nuo vėžio. Taip pat netgi tokie stiprus ir tvirti dalykai daromi. Toliau, ką mes turim? Mes toliau turim 3 ženklus, kurie turės truputį negatyvių dalykų, destruktyvių dalykų, kaip aš sakau, ne? Bet tas, sakyčiau, negatyvumas ir destruktyvumas, jis reikalingas tam, kad žmogui, ne tai, kad įrodyti, bet žmogų priverčia kažką tai padaryti ir jisai susimasto, kodėl jisai anksčiau šito negalėjo padaryti, nes būtent šitie saulės užtemimai, jie duoda energiją kažką tai pakeisti į gerąją pusę. Visas. Tai va šitiem visiems, kam dabar išvardinsiu, bus sunku išeiti iš komforto zonos, galėsit susitikti per ateinantį mėnesį su, sakyčiau, žmonėms arba su įvykiais, kurie jums nepatinka, bet tie įvykiai, jie viską padarys į tą pusę, kur yra numatyta jūsų sielai. Tai kaip pavyzdys, aš sakau, jeigu kartais įvyks pas kažką tai kokios skyrybos, tai žinokit, kad jūsų laukia antra santuoka. Neišsiskyrus, jūs antros santuokos neturėsit. Kažkam tai ten gal bus kažkokie tai labai bankrotai arba kažkokios įmonių praradimai, ne? Jeigu jūs atrodo žmogui paskutinioji, jau čia prarastas ir nežinau, kur dėti. Bet jeigu šitas nebus, jūs gal neiškeliausite į tą pasaulio šalį, kur jinai jūsų laukia ir ten jūsų džiaugsmas laukia. Nes kai turi krūvį kažkokį tai tą lagaminą be rankeno, ne, tu nelaisvas, tu negali išsilaisvinti. Tai kiekvienas kažkoks įvykis, kuris įvyks, žinokit, viskas vyksta į gerąją pusę. Tai taip. Pirmieji, sakyčiau, tokie gal svarbiausiai, kadangi šitas užtemimas turi 2 pusės, ne? Ir spalio mėnesį gimė nuo 10 iki 16 dienos yra opozicija šitai sauliai. Ir bus neapsisprendimas. Va, jiems bus, gal sakyčiau, sunku išeiti iš tos komforto zonos. Va, jiems sunku bus nueiti už kampo ir pažiūrėti, kas ten už to kampo yra. Neryžtingumą reikia pakeisti į kažkokį savo tikslą. Ta, ką mes norime nuveikti. Ne? Jeigu aš tikrai šiandien, pavyzdžiui, noriu kažką tai pasiekti, tai šitiems žmonėms aš rekomenduoju keistis ir nebijoti keistis, būti nepatogiems. Kadangi svarstyklių ženklo asmenys, tokie diplomatai, tolerantiški, mandagus, jiems aristokratija, viskas, kas yra pas gražiausio. Tačiau nebijokite būti ir nepatogus žmogus, kadangi kitą kartą reikia pagalvoti apie savo sielą. Jūs vieni į šitą pasaulį ateinat, vieni ir išeisit. Ir tas ratas žmonių, kuris jumis supa, jūs tikrai supras. O
Tie, kas nesupras ir nereikia, nes šitas saulės užtemimas dar yra vienas labai geras atsikratyti tas, kas nereikalinga. Nes energijos duota visiems, bet jie gal nesugebės ją pasiimti. Jeigu avinai tai grieps ir ją naudos, tai vat būtent svarstyklių ženklo žmogus, galbūt jisai iš mandagumo kitam atiduotų, bet aš visą laiką siūlau, būkite ir jūs tvirti ir stiprus, kadangi šitas užtemimas, būdamas avino ženkliai, ir iš jūsų reikalauja ryžtingumo. Ir jeigu pas jums yra planetos 45-47 metai, šitos planetos jums taip pat diktuos, kokia pusė jums padės. Jeigu ten yra Uranas, žinokit, darykit kažką kitaip negu darėt. Pažiūrėkit iš kitos pozicijos, į savo kažkokį tai bėdą, problemą, pažiūrėkit kitų kampu. Arba pakeiskit savo požiūrį į tą problemą. Taip, toliau mes turim Liepos 9-15 dienomis gimusius vėžiukus. Taip. Ir čia, sakyčiau, gali būti aštri situacija. Gali atsirasti konfliktas ir nemailė savo. Nes kitą kartą būtent vėžio žmonės, jie tokie labai šeimyniški, jie prie šeimos labiau priskirti, ne? Ir kitą kartą jie gali nepatikėti savo jėgomis. Ir gali pasakyti, tai ar aš to vertas, ar man čia šitas reikalinga, ne? Tai vat jiems reikia išlipti iš to komforto zonos, nes reikia pasakyti, kad aš vertas. Aš esu vertas ir man reikia to pasiekti. Na ir jeigu pas jumi 24-26 metų yra kažkokios planetos, šitos planetos taip pat diktuoja, kokiu būdu jūs greičiau išsikabarosit iš šitos situacijos. Sekantis ženklas yra Ožiaragiai, nuo sausio 7 iki 13 dienos gimę asmenys. Ir čia, sakyčiau, jiems yra lygiai taip pat kaip ir vėžiukams, tačiau Ožiaragis yra užsispyręs. Ir Ožiaragis tai dar ne kiekvieno priims, ne kažkokį tai patarimą. Ožiaragis kitą kartą labai mėgsta vienatvę ir būti užsidaręs. Ir jam čia paruošta labai tokia, sakyčiau, tokia situacija, kurią jisai turės praeiti labai stipriai, kadangi jam laukia visi giminių šeimos blokai. Jam reikės išsiaiškinti, kas pakasta pas juos kažkada tai protėviuose, kur tam buvo padėtas kažkoks akmuo ne toj vietoj ir kas dabar jiems neleidžia pasiekti savo tikslo. Ir jeigu pas jums yra 65-67 metų kažkokios planetos, šitos planetos jums padės, papasakos, į kokią pusę jums reikia žiūrėti. Ne visai parašytas planetas, bet jau yra klausimų, kaip su svarstyklėmis. Svarstyklėm yra sunkokas variantas, kadangi, kaip ir sakiau, jisai yra opozicija Saulės užtemimui ir yra tas neryžtingumas. Jiems yra, kaip visą laiką yra, lazda turi du galus, ne? Tai bet vienam gale ryžtas, kitam gale neryžtingumas. Tai svarstyklės atsiranda neryžtingumo pozicijoje. Tačiau bet kokiu variantu visoms svarstyklėms santykių tema. Ir čia santuokos, ir skyrybos, ir viskas, kas su to susiję. Paskui rate aš papasakosiu. Taip. Dar labai bus iš tikrųjų svarbu žmonėms, pas ką yra karminis mazgas. Bet jeigu jūsų karminis mazgas yra avine, ten kur 3-5 metai, arba yra svarstyklėse, ten kur 45-47 metai, tai jūs atsistojate į tą poziciją nuo nulio pradėti viską, ne? Nes kadangi karminis ženklas įkeliavęs į šitą mūsų Saulės užtemimą, jisai pradžią padaro 18 metų, jeigu pas jumi yra nuo 45-47 metų svarstyklėse, jūs pusę laikotarpio jau praėjote ir dabar jau liko dar kita pusė. Tai jums taip pat šitas užtemimas diktuoja, kad jūs turite pajudėti, padaryti ir kažką tai tokio nuveikti savo labui. Nes sėdint vietoje gero nebus. Dar yra toks, sakyčiau, vienas labai įdomus dalykas, kadangi mes turime labai stiprią avino energiją ir į šitą avino energiją yra įkeliavusi Venera. Ir Venera turi moterišką energiją. Jinai yra tokia labai, kaip aš sakau, Venera Amazonė. Avino ženkliai, jinai poziciją turi ateik, aš šitą tuo mylėsiu, ne? Ir jinai gali išsireikalauti iš vyriškos pozicijos labai daug, kadangi Marsas kol kas pas mumi yra žuvų ženkle, o žuvų ženklas jisai toks, sakyčiau, įsėdau į vartelę ir kur mane nuveš. Svajotojas, intuicijos, tokių, sakyčiau, visokių. Ir Marsas neturi jėgos. Jisai turi tik tai nukreipti, gal sakyčiau, tą savo valtelę su vairu kažkur, bet jau neturi irklų ir negali griebti visų savo pajėgumų. Tai vat moteris, galite iš vyrų išsireikalauti to, ko jums reikia. Tos rankinukų už 5000, visko, kas jums buvo neduota. Visko, ko jūs norėjot ir visą laiką siekėte. Ne? Tai va dabar yra labai gera proga. Jeigu mes šiandienai per šitą visą mėnesį
atsikratysim tų savo bėdų, blokų, ydų, tai mes jau nuo balandžio 25 dienos tokį startą dėsim, kad mums ten niekas nepavys. Šiandien dienai mes dar turėsim trečiadienį. 10 dieną susiduria pas mumi Marsas su Saturnu. Bet kadangi jie susiduria pas mumi žuvų ženkle, tai jie neturi labai didelės jėgos. Dar papildomai 2 metų ciklas, kadangi kas 2 metus susitinka šitos planetos ir jos taip pat duoda kažkokį tai impulsą mūsų visam tam, sakyčiau, Saulės užtemimo planetų susidarimui, ne? Ir jeigu ten šitos planetos, Saturnas yra griežta planeta, jinai pasakė, jeigu tu neturi savo tikslo, tai pas mane neateik ir daugiau nekalbėk su manim. Marsas visko nori, jisai nori ir tą pabandyti, ir šitą pabandyti, ir ten nueiti, ir tą padaryti. O Saturnas pasakė, kai surasi savo tikslą, tada pas mane ateik ir aš tau duosiu. Tai gal kartais čia yra toks, sakyčiau, mums patariamasis balsas, kad mes negriebkim visko iš eilės. Mes susikaupkim, išsirinkim tas, kas mums reikalinga, nes Saturnas tada dar 2 metų pozicijai dar didesnį spyrį duos. Dar yra labai įdomus dalykas, nežinau, gal mes dar vieną laidą padarysim, nes balandžio 21 dieną susiduria pas mumi Uranas, Jupiteris ir Baltasis mėnulis, Angelas Sargas. Ir šiandien dienai ta visa trijulė daro labai gerą aspektą į šitą Saulės užtemimą. Dar kita, būtent ta tema uraniška ir šito Jupiterio duotybė padaryti kažkaip kitaip, pasižiūrėti iš kitos pozicijos. Ir tikrai labai bus daug žmonių, kurie sakys, o buvo galima tai padaryti? Ar buvo įmanoma taip padaryti, visiškai kitaip negu buvo numatyta? Užeiti už to kampo ir pamatyti, kas ten yra ir padaryti viską kitų būdų. Tai gerai, Rūta, tada tęskime toliau, nes... Dar vienas, aš nežinau, nesakiau, aš būtent poziciją keičiasi kas 18,5 metų. Ne? Tai mums reikėtų pasižiūrėti, kas buvo prieš 19 metų, nes prieš 19 metų lygiai tokia pati tema buvo. Gal nebuvo tokia stipri, nebuvo tenai tokio, sakyčiau, dar pagalbininko kaip Chironas, būtent to auksinio raktelio, kuris tas duris atrakina, bet taip pat buvo šita tema ir tai buvo 2005 metų balandžio 8 dieną. Tai viskas, kas vyko 2005 metais balandžio mėnesį, žinokit, kad gali pasikartoti. Panaši tema įvykti ir dabar. Nes labai įvairiai būna. Kitą kartą žmogus pradėjo savo veiklą kažkokią, tai atsidarė įmonę. Dabar ją gali uždaryti ir iškeliauti į pasaulį, ieškoti savo laimės. Gal kitas kažkada tai buvo kažkoks samdomas darbuotojas, ne? Dabar jau jisai pats taps savininku ir darys kažką. Tai visa šita tema, jinai turi tą pačią poziciją, tik tai kitaip. Gali kažkas tai pasikeisti tenai, ne? Tai ir dar pusę ciklo, tai buvo 2014 metais spalio 8 dieną. Tai atsiminkit, kas vyko 2014 spalio 8, nes ten buvo to pusę ciklo praeita. Tai dabar šiandien dienai tas, kas vyko 2014 metais, drąsiai gali jau išsirutulioti į galutinę poziciją. Ir pasidaryti, sakyčiau, tas... Nuo ko naujo pradėti reikia, ne? Pavyzdys gali būti toks, kad aš ten gal buvau namų šeimininkė ir nuo 2014 sėdėjau namuose su vaikais, o dabar vaikai jau užaugo ir aš jau keliauju dirbti ir kažką tai nuveikti ir daryti. Tai labai daug, įvairiantų variantų labai daug, taip kad čia neišpasakosi, bet prisiminkit, gal kas pasimi buvo kažkokia tema, gal pirkot namus, dabar parduoti yra geras variantas, gal tada pardavėt, dabar įsigyti kažką, tai viskas ta tema turi būti panaši į tą poziciją. Šiandien dienai 12 val. be 10:12 berods baigėsi būtent šitas Saulės užtemimas. Jisai Lietuvoje nematomas, jisai matomas Amerikoje, Kanadoje, ten gal ir net Meksikoje, bet jisai pas mumi taip pat veikia. Ir ką mums reikės padaryti? Aš duosiu vieną tokią, aš net nežinau, kaip tai vadinasi, praktika, ne praktika, bet čia ne burtai, čia yra būdas, kaip mums atsikratyti savo neigiamų emocijų, neigiamų blokų, neigiamų dalykų ir būtent kiekvienam ženklui pasakysiu, kuo atsikratyti reikia. Jums reikės ant lapo popieriaus parašyti. Kai jau išgirsit savo poziciją, jūs turėsite parašyti. Aš atsikratau, pavyzdys, 8 kg svorio. Aš atsikratau, pavyzdys, blogos nuotaikos visam gyvenimui. Vienu žodžiu taip. Pirmi žodžiai, kad aš atiduodu, aš atsikratau, aš perleidžiu, aš viską, ką jūs norite iš savęs išimti, tas, kas jums maišo pasiekti, tas, kas numatyta būtent per šiuos užtemimus visus, ne? Tai drąsiai galėsite. Ir jeigu jūs rašote ir jums suvirpėjo širdelė, jums tai tikrai pasitvirtins.
Bet jeigu jūs rašote ir jums ten viena užsimėjo, kita išėjo, geriau nekreipkite dėmesio, jums šitas nepadės. Bet žmonės, kurie, kitą kartą, kai aš sakau, yra placebo, kai tu tiki, tai tada ir vyksta. Jeigu tu nieko netiki, tai niekas ir nevyksta. Tada už tave būtent padarys tą rugsėjo mėnesį ir tada jau patvarkys taip, kaip reikia jiems. Tie, kas mumis stebi ir kas mumis žiūri. Ir jie tada nesiceremonija. Jie tada padaro taip, kaip reikia. Galite verkti, galite džiaugtis, bet bus padaryta už jūs. Ir ką reikia padaryti, kai jau surašysit šitos savo visus nereikalingus blokus ir nereikalingus lagaminus be rankenų, jūs turit sudeginti iki 12, bet 10-12 jau turi būti sudegti, kadangi saulės uždegimas yra ugnis ir jūs namuose negalite deginti, jūs turite išeiti į lauką ir sudeginti lauke, nes namuose tai negali likti. Jeigu liks pas jumi namuose, jūs nieko nepakeisite, niekas neįvyks, tas nesipildys, neišsipildys. Tai taip, mes keliaujame į avino ženklą ir visiems avinukam šiandien dienai, jeigu ten iš tikrųjų pas jumi yra dar ir ascendentas, ir jūs avino ženklo turite, sakyčiau, tą tokią labai tvirtą poziciją. Tai vat būtent, ką reikia daryti avinams. Kadangi avinai turi tą tokią pirmąją poziciją ir ta pirmoji pozicija rodo į mūsų kūną, į mūsų emociją, kas mes tokie esame, ne į tą mūsų pirmąją dvasią. Tai vienas iš variantų, kad mes turim sužinoti, kad mes esame dvasios vaikai, dvasinio pasaulio sielos, kad mes esame atėję iš tos gerosios erdvės, kur buvome, ne? Ir mes jie ten sugrįšim. Tačiau mums reikia atlikti kažkokias tai patirtis, kažkokius tai uždavinius, tą, ką mes čia prisiprašėme. Tai jums padės šitas saulės užtemimas pakeisti imidžą, pakeisti įvaizdį, sugalvoti pseudonimą. Gal jūs norite šiandien dienai, pavyzdžiui, pasiekti kažkokių tai aukštumų būti žinomas, ne? Ir jūsų pavardė jums neleidžia šito padaryti. Susigalvokit savo slapyvardį ir gal būtent šitas slapyvardis jūs nuves iki aukščiausios tos žinomumo pozicijos, iki to, sakyčiau, tokio, to tikslo, kokio jūs norite, ne? Kadangi tas pirmasis pozicija, ta pirmoji pozicija esu aš. Čia aš tas pirmapradis. Ir labai gerai, pavyzdžiui, žmonėm, kurie pirmieji kažką sugalvos daryti, ne? Gali būti, kad jūsų mieste arba jūsų ten, kur jūs gyvenate, nėra kažkokių tai idėjų ir jūs atsivežat naują idėją ir būnat pirmapradininkai. Tai viskas, kas vyksta su to pirmąją idėją, jums tikrai pasiseks. Ir tas naujas įvežtas kažkoks tai ar daiktas, ar paslauga, ar kažkoks tai sugalvotas jūsų verslas ir biznis, jisai tikrai pasiteisins. Galbūt jūs sugalvosite kažkokią tai metodiką, kaip keisti įmonės veiklą. Gal jūs sugalvosite kažkokį tai naują, dar Lietuvoje nenaudojamą sielos formulę, gal kitą metodą kažkokį įvešite ir būsit pirmapradžiai ir jums tikrai pasiseks. Bet ko mes turime atsikratyti, ne? Kadangi mums duotas potencialas ir šitas saulės užtemimas duoda tą potencialą, kuris jums pastumus. Jūs kitą kartą būna taip, kad atsikeliu, neturiu nuotaikos, nieko nenoriu daryti. Jums bus uždegtos akys, jūs atsikelsit ir norėsit daryti, nes šitą situaciją, sakyčiau, jinai būna nelabai dažnai. Tai va tos energijos dabar atėjusios jums neleis miegoti ramiai, jūs norėsite kažką tai siekti ir daryti. Tik tai va tą savo visą potencialą nukreipkite tą kryptimi, kur jums reikia. Ką mes dar čia turime? Mes turime atsikratyti baimių ir atsikratyti visko, kas mums trukdo būtent žengti pirmyn. Jeigu mums trukdo tėvai, išvažiuokite iš tėvų, gyvenkite atskirai ir eikite pirmyn. Jeigu jums trukdo vyras ir žmona ir jums neleidžia tobulėti, atsikratykite šitų lagaminų be rankenų ir eikite ir tobulėkite. Tai yra toks rimtesnis dalykas, į kurį turim pažiūrėti, kadangi karminiai valdovai mumis stebi ir mumis žiūri. Ir jeigu mes būtent nedarysim pagal jų norus, tai atvirkštinis variantas gausis baisesnis, negu mes norim. Kai jūs parodysite iniciatyvą ir žengsite pirmą žingsnį, kaip pavyzdys, buvote visą laiką tenai blondinė, o paimsit ir nusidažysit plaukus ryškiai raudonai. Tai bus žingsnis ir gali daugiau nieko nedaryti. Paskui karminiai valdovai už jumis sutvarkys viską, žinokit. Padarys gerąją prasme, bet jūs turite patys žengti tą žingsnį. Jeigu jos nežengsite, niekas be jūsų nepadarys. Visiems, kurie konsultacijas turėjo, aš aiškinu, kad mes patys savo likimo kalviai, tik nuo mūsų priklauso, kaip mes tą gyvenimą pasirinksim, kaip mes į tą egzaminą ateisim. Ar aš ten gera mergaitė buvau ir kai atėjusiu į egzaminą gausiu dovanas, ar aš bloga mergaitė buvau ir gausiu kažkokius tai nuoskaudas ir viskas, kas man nepatinka. Tai va, tai mes turim patys žengti tą pirmą žingsnį. Tai būtent
Visiems avinam reikia atsikratyti to bagažo, kas jums nereikalingas, ne? Noriu, sako, turėti vaikų. Kaip man dabar va šitoj pozicijoje, kas čia man duota, ne? Kad aš turėčiau vaikų. Sakau, tu ištekėjus? Turi pasėd štampą, kad tu esi žmona kažkieno. Nesako, neturiu, sakau, vaikų ir neturėsi. Tai va, daryk pirmą žingsnį, vaikai atsiras automatiškai. Taip. Toliau, ką mes čia turim, jauti. Su jaučiu yra tokia, sakyčiau, sunkesnė pozicija. Jautis pas mumis žemiškas ženklas. Jautukas biški toks užsispyręs yra ir jautukas toks pinigėlis. Ir jaučiui rūpi pinigai. Tačiau kadangi jaučio ženklė šiandienai vat randasi ir tas Jupiteris, ir Uranas randasi, ir jaučio ženklas turi tokią pagalbą gerą. Tačiau šitas saulės užtemimas yra tokioj pozicijoje, kai jam reikia atsitraukti truputį nuo visko ir pagalvoti apie savo sielą. Čia gali būti kažkoks retritas, kai jūs išvažiuosite sužinoti, ko jūsų ta siela nori iš jūsų. Ką jūs turit padaryti? Gal užsisakysit kažkokį tai būtent ir sielos formulę, ir tą metodą, kad sužinotume, ko iš jūsų reikalauja ta siela. Nes jūs turit truputį atsitraukti nuo visų veiksmų, nuo visų ir vieną žingsnį atgal žengti ir pagalvoti, ko man reikia ir tik tai tada jau žengti į priekį. Ir jautis turi, sakyčiau, tokią nemalonę situaciją, kai gali išlysti paslaptis. Jeigu jūs turėjot kažkokią tai labai seną paslaptį, šita paslaptis gali būtent per šitą mėnesį, per šitą laikotarpį visiems būti žinoma. Tai aš visą laiką sakau, ženkit žingsnį į priekį. Jeigu jūs žinot, kad gali būti taip, kad ta paslaptis išlys, pasakykit patys pirmi. Ateikit ir pasakykit. Ir žinokit, nebus nei skandalo, nebus kažkokių tai nuoskautų didelių, nes vat, būtent karminiai valdovai mato, kad jūs pirmą žingsnį dėjot. Pasakėt, nežinau, ir laukiam, ir kas tam bus, pasižiūrės, išsiaiškins jau paskui mūsų visata, mūsų energijos visos pasakys. Bet jeigu tik tai slėpsit ir bandysit dar, aš sakau, papirkinėti kažką, ne kad tik tai neišlystų, tai su dvigubu, sakyčiau, tokiu žaibu, visi sužinos. Kitas tema, kuri, pavyzdžiui, yra, labai ateina toks momentas, kai kitą kartą tą, ką tu veikiai, jau tau taip nebeįdomu, taip niekas neveža tave, ne? Ir tu jau tą visą savo gal biznį arba savo tą visą, tą, ką tu veikiai, nori parduoti. Ir jau nesvarbu, už kiek tu parduosi, nes tu matai kažką tai naujo, į kokią pusę eiti ir ką daryti. Tai bet labai geras momentas atsikratyti pabodusių visokių nereikalingų dviračių, nereikalingų mašinų, nereikalingų namų, kas mum trukdo eiti į priekį. Ir kitą kartą tikrai, kaip aš sakau, jeigu, pavyzdžiui, tu matai, kad tau nesiseka, tu nenori daryti, gal tau yra paruošta jau kažkas kitas. Tai šitą atsikratom, tai vat, jaučiams bus labai lengvas dalykas atsikratyti tų lagaminų be rankenų. Dar čia yra emigracija. Ir jau ta emigracija tai jau net tokia visam laikui. Tai gali būti, kai žmonės sugalvos viską čia mesti ir važiuoti. Ir nesvarbu, už kiek čia viską parduos jau, nes jau yra numatytas tikslas. Na ir mes ką čia dar turim? Mes turim pasirūpinti savim, duoti savo kūrybos. Kaip mes galim parašyti savo pasaką, domėtis pasakomis, legendomis. Bet vienas iš tokių pasiūlymų, parašykite apie save pasaką. Kas jūs tokie esate? Kas jūs šiame gyvenime savo esate? Ar jūs tenai riteris ant balto žirgo? Ar jūs pagramdukas, ar kas jūs esate šitame gyvenime. Tai iš tikrųjų labai atneša žmogui suvokimą, ką man toliau reikia daryti. Man vienas labai dalykas patiko, aš visai neseniai skaičiau, kuo kvepia tavo gyvenimas. Kuo kvepia? Braškiam, mandarinais, kuo kvepia tavo gyvenimas. Tai va čia tas pasiūlymas, sužinokit jūs, kuo kvepia jūsų gyvenimas ir pagalvokit, jeigu jisai kvepia ne taip, kaip jums norisi, atsikratom visko, ką turėjom ir dedam žingsnį į priekį. Ezoterika, psichologija, kas jūs galite pradėti domėtis. Toliau keliaujam. Dvyniai. Dvyniai atkeliauja į džiaugsmo ir galimybių tokį, sakyčiau, ratą, ne? Ir jiems duota draugai, kolektyvai, įsijungti į kažkokią veiklą, įsijungti į kažkokį tai kolektyvą. Dabar, kol yra dar retrogradinis Merkurijus, pas jumi gali sugrįžti seni draugai. Gal kažkada tai mokykloje mokinotės, gal kažkada institutuose mokinotės, gal kažkada tai turėjot kažkokius draugus iš užsienio ir jie dabar jau grįžta čia į Lietuvą ir vėl su jumis susitinka. Labai galimas variantas, kai kolektyvinė veikla, jums duota kolektyvinė veikla, ne, jums atneša labai didelių galimybių. Tai čia visi tinkliniai marketingai, viskas, kas susiję su internetu, su YouTube, su mūsų reklama visa, ne.
viskas, kas tik tai bus ne jūsų vieno, o kolektyviniai veikloj, jums atneša be galo didelius, sakyčiau, tokius apdovanojimus. Ir bet visi dvyniai, o dvynių kitą kartą yra sunku. Dvynys tai toks, visiems viską išpasakosiu, visiems viską padarysiu. Tai ko reikia atsikratyti dvyniui? Dvyniui reikia atsikratyti plepumo. Dvyniui reikia atsikratyti to, sakyčiau, nesusikoncentravimo. Reikia išgryninti savo mintis. Ir čia, sakyčiau, gali būti dar trečia santuoka. Tai va, visi, kas jau antroji santuokai, negalite išgyventi, negalite susitarti, vienas kito negirdite, vienas kitam neleidžiate tobulėti, išsiskirkite, nes šis momentas yra puikus skyryboms ir jūs išsiskirsite gražiuoju, be kažkokių ten didelių barnių, be kažkokių tai didelių muštynių, nes jūsų laukia trečioji santuoka. Ta kartą gali būti ir vaikai netgi. Ir labai dažnai būna toks mūsų, gal kažkada padarysim laidą, nes man pasakojant apie sielos formulę, man norisi tą sielą papasakoti, kaip ten viskas vyksta. Ir būna taip, kad mūsų vaikai renkasi tėvus. Siela vaiko pasirenka tėvus, o jie dar nepažįstami. Ir jei, pavyzdžiui, labai sunku tiem visiems karminiam vadovam, tiem visiems sielų kuratoriam, labai sunku juos suvesti, ne? Nes jau siela kaip ir vaiko turi ateiti. Tai va dabar yra labai geras momentas. Tas, kas, pavyzdžiui, tikrai gal kokiai santuokai nesusilaukėt vaikų, gal negalėjot turėti, arba ten kokį nors piktumai įvyko ir jūs nepastojote, ne? Tai va dabar pas jumis šitas laukia. Palikite tą, ką turėjote ir ateisite į trečią santuoką su vaikais. Taip, ką mes dar turim? Čia mes turim blogerius. Jau sakiau, internetas blogeriai, viskas čia apduota. Ir mes dar turim techniką. Visa technika, kas susijęs su technika. Tai kol dar Merkurijus retrogradinis, nepirkit, nei ten kompiuterių, nei kažkokių tai technikos, nepirkite. Pirkite jau po 25 dienos. Bet viskas, kas su juo susiję, kažkokie ten mokslai, išradimai, pirmin. Čia jums duota ir kolektyviniai veiklai galite išrasti atominį reaktorių. Jisai jau išrastas, bet kažką tai tokio naujo ir įdomaus. Toliau keliavom. Vėžys. Vėžys mūsų atsakingas už mūsų aukščiausią kulminacinį karjeros laipsnį. Ir dabar žiūrėkite, ką reikia padaryti vėžiui. Kadangi jam duota tapti viršininku, kadangi jam duota, sakyčiau, didelis resursas, ta kulminacinė dalis tapti aukščiausius savo srities specialistu. Nebūtinai tu ten turi vadovauti visai gamyklai, bet tu pasieki savo aukščiausią eksperto laipsnį. Kas jums maišo karjerai? Pagalvokite, labai turite atsikratyti savo nereikalingų ydų. Jeigu norit pasiekti kažko tai ir jūs ten rūkote daugiau negu reikia, nepasieksit. Jeigu jūs ten išgerinėjate daugiau negu reikia, irgi nepasieksit. Atsisakykite kokio nors askezę, pasidarykite savo ir jūsų šitas tikslas bus. Paskui vėl galėsit pradėti. Jokių problemų nematau. Bet šitas labai suveikia. Čia placebos momentas yra, bet kai tu patiki, šitas labai veikia. Ir vėžiams visiems reikės ieškoti pripažinimo, sėkmės, garbės ir šlovės. Ir čia gali atsirasti, kaip jumi galime apšmeižti. Jeigu, dar ko nepasakiau, ne, mes su šito saulės užtemimu turim eiti su gerąja dvasia. Jeigu mes lipsim per galvas visiems, tai žinokit, kad tikrai parės iš tos negerosios pusės. Jeigu mes tik tai su savo džiugesiu, laime, be jokio ego, be jokio pasididžiavimo, be jokio... Nes vat vėžys turi tapti viršininku iš gerosios pusės, neperlipęs niekam per galvas ir nieko ten kito neapšmeižęs. Ne? Tai vat mes turime eiti iš gražiosios pusės. Mums turi iškelti visuomenė, mums turi iškelti darbo kolektyvas, mums į tą viršininko poziciją turi iškelti ir mūsų geri atlikti visi darbai. Tai va. Ir tas, kas mums maišo, būtent, mes irgi visko atsikratome, tas, kas mums maišo. Bet čia įdos, visos įdos, kurios mums nereikalingos. Taip. Keliavom toliau. Liūtas. Čia liūtas patenka į tokią vietą, kur turi praplėsti savo akiratį. Ir liūtui šiandien dienai, kadangi liūtas ir taip karalius ant bačkos jam reikia stovėti, ne, tai jam duota dar tą bačką nuridenti iki užsienio, ne, iki didelių pozicijų. Ir liūtui duota, sakyčiau, ir užsienis duota, ir užsienio partneriai duota, ir viskas, kas susiję su mokslais. Gali tai būti aukštasis mokslas, gal jūs turėsite išmokti kažkokio tai naujo dalyko, gal jūs sugalvojate jūsų tikslas nuo vaikystės buvo, ne, koks nors kepti bandeles, pavyzdys, ne, ir jūs dabar jų nemokate. Tai bet jūs turėsite išmokti. Ir viskas, kas susiję su kažkokiu nauju mokymu. Kitas gali būti dalykas, kad galite susirasti dvasinį mokytoją.
tą mokytoją, kuris jumi ves šito keliu. Gali būti, kad jūs patys tapsite dvasiniais mokytojais kažkam, tai jūs vesite kažkokią tai kolektyvą, kažkokią tai veiklą. Sutuoktinių artimieji čia taip pat priklauso šitai pozicijai ir gali būti, kad pas jumi vyro mama, pavyzdžiui, atbildės su visą svitą, ne? Gali būti antra santuoka. Va. Jeigu tenai mes turėjom dvyniams trečia santuoka, tai būtent liūtams gali būti antra santuoka. Ir šita antra santuoka gali būti su užsieniečiu. Labai tikėtina, kad gali būti, čia yra tikėjimas, dar ta pozicija, kur yra tikėjimas ir tas tikėjimas, kad tu sugebėsi. Ir bet visiems liūtams, tai jie ir taip paspirtį turi, kadangi yra ugnies stichijoje ir jie kartu su avinais turi tą patrankos spyrę, ne, tai liūtai turi patikėti savimi, kad jie sugebės tai padaryti. Ir jeigu jie sugebės ir tikrai be ego ir pasipuikavimo, nes liūtas kitą kartą ant bačkos, tai jisai labai savo ego įjungia ir pasipuikuoti nori. Nešam meilę ir vienas toks labai įdomus pavyzdys, pabūkit vaiku. Prisiminkit savo vaikystę. Koks jūs buvote vaikystėje? Ar jūs buvote tas svajotojas, kuris svajojote? Ar jūs ten buvote koks nors, kurkulis, kuris viską mylėjo? Tai vat tas vaikystės prisiminimas jums nuves tikslingų kelių. Bet manau, kad liūtams duota tikrai šiandienai daug ir liūtai nesnauskite. Mergelė. Mergelė atkeliauja į nelabai gerą ženklą, bet kaip čia pasakius, ne į nelabai gerą ženklą. Iš vienos pozicijos tai yra transformacija, mirtis, sektos, mediumai, viskas, kas susijęs su pomirtiniu pasauliu. Ne? Tačiau čia ir yra labai dideli pinigai. Ir čia kitą kartą mergelė dabar šiandienai turėtų siekti labai didelių investicijų, siekti didelių pinigų, siekti viskas, kas yra neuždirbta jūsų rankomis. Tai gali būti draudimas, tai gali būti palikimas, tai gali būti sutuoktinio pinigai, tai gali būti viskas, kas yra, ne jūsų, kaip aš sakau, juodų darbų uždirbta, ne? Visi pinigai atėję iš kažkur kitur. Dar mes dabar neskubam labai ten nei draustis, nei investuoti, kol tas mūsų retrogradinis Merkurijus, bet mes ruošiamės tam. Ir jeigu jūs nežinote, kur man ten eiti ir kur man kreiptis, tai mes mokomės finansinio raštingumo. Mes einam į kursus, mokinamės, ką mums reikia padaryti, kad toliau viskas būtų gerai. Tačiau čia yra, sakyčiau, vienas iš tokių transformacinių dalykų, kaip irgi išgyja ligos. Visos mergelės, kurios turi antsvorį, drąsiai per šitą mėnesį galite jo atsikratyti. Pakeiskit požiūrį į kažkokią vieną jums nereikalingą bloką, sakyčiau, ne, čia ne blokas, čia kažkas tai tokio, kas jums nereikalinga. Tai yra susijęs su intimumu. Gal kartais pas jumi nėra intimių santykių, gal kartais pas jumi jie ne iš meilės, gal kartais pas jumi jie per prievartą, ne, labai daug šeimų yra visokių. Susitvarkykite tenai, pas jumi viskas kitas susitvarkys automatiškai. Ženkite pirmą žingsnį link savo džiaugsmo. Ir kitas dalykas, ta transformacija, pakeiskite požiūrį, kas jums niekada netiko, ne? Gal jums kažkada keikite savo banką, kad paėmėte paskolą ir jis iš jūsų labai didelių procentų reikalauja. Pakeiskite poziciją, restruktūrizuokite savo visus paskolas ir viskas bus gerai. Ir atsitiks kažkoks stebuklas, kuris jums išves į tas aukščiausias aukštumas. Ir čia gali būti, kad mes susirasim savo kažkokį tai gal intimų partnerį naują, su kuriuo mes eisim per gyvenimą. Čia gali būti kažkokia kolaboracija, kai mes sujungsim savo kažkokius tai veiklas ir gausim didelės investicijas. Kitas variantas. Na ir kaip sakiau, mes čia turėtume biški atsikratyti visų sektų, visų šarlatanų ir visų tas, kas kalba ne tą, ką reikia. Kaip tai reikia padaryti? Jūs šiandienai įsijungiat kanalą ir jeigu pradeda kalbėti, ir dar nepradėjo kalbėti apie temą, bet tik tai pradėjo kalbėti ir jau jums nepatinka, tai išjungkit ir tikrai jūs ten neikit, nes jums tai netiks. Jūs turite atsirinkti pagal savo vibracijas, kas jums patinka. Jeigu jums kalba žmogus ir jūs gerite iš jo tą, ką jisai sako, jūs pasieikite, nes jeigu jisai nuskambėjęs, kas labai aukštos pozicijos, gal jisai tenai labai daug medalių turi, bet jisai jums netinka, tai va tas gali įvykti variantas, kad visiems jisai geras, o jums geras nebus. Tai va labai mergelės turėtų atsirinkti, nors mergelės jos turi tą tokią, sakyčiau, gerą poziciją, kadangi žemės ženklas ir jos labai moka tenai ir išsiaiškinti, ir pas ką nueiti, kaip nueiti, ką padaryti ir kaip ten savo kažkokį pinigėlį teisingų momentų padėti, kur reikia. Tai vat mergelėm aš manau, kad bus gerai. Mergelėms dar turi susitvarkyti turtą su savo sutuoktiniais.
Jeigu ten yra kažkokios tai neišsakytos nuoskaudos, jeigu mes tenai savo krauju uždirbom pinigus, o viskas jo vardu surašyta ir mums skauda širdį, paimam ir pasakom, o mergelė sugeba šitą pasakyti. Susitvarkom šitą poziciją, viskas kitas ateis automatiškai. Toliau keliam. Toliau mes keliam pas svarstyklės. Svarstyklės opozicija saulės užtemimui. Mes žinom, kad nenorės būti ryžtingumo. Mes žinom, kad nenorės užeiti už kampo ir pažiūrėti, kas jų laukia. Tačiau pas juos pasireiškia per viešąją erdvę. Pasiūlyčiau pasivaikščioti po parodas, pasiūlyčiau pasivaikščioti po kažkokius viešus renginius, pasiūlyčiau pasivaikščioti ten po teatrus, po ekspozicijų erdves, ten galite sutikti savo sutuoktinį. Kadangi svarstyklėm tai yra santuokos tema ir būtent šitas visas užtemimas yra toj pozicijoje, kuri atsako už meilę, draugystę ir rimtus santykius, partnerystę ir skyrybų, sakyčiau, tokią tikimybę. Ne? Kitą kartą, kai yra veidrodinis variantas, galite pamatyti savo sutuoktinio ydas. Va dabar jos labai pradės šviesti. Kažkodėl būtent šiuo momentu, kai reikia pasirinkti arba išsakyti viską ir gyventi toliau, bet tikrai netylėti ir toliau neiti. Nes jeigu dabar neišsakysite tas, kas reikia, tai rugsėjo mėnesį galite tapti grindų skudurėliu, kuris jau niekas, ką sakysit, niekas negirdės. Tai vat, kodėl aš sakau, visoms svarstyklėm reikėtų truputį pabūti drąsesniems ir tą ryžtingumą savo parodyti visose partnerystės situacijose. Čia gali būti ir su biznio partneriais. Čia gali būti, kad mes turim kažkokį partnerį, kuris nuvogia nuo mūsų pinigus. Gal mes turim kokį partnerį, kuris suka į savo pusę. Viską turim išsakyti. Netylim, nes galutinis variantas laukia ne pas gražiausias, jeigu mes čia dabar pratylėsim. Toliau, skorpionas. Skorpionas siejamas su darbu, sveikata ir paslaugų teikimu. Dabar skorpionas, mes turim tą poziciją, kai skorpionui gerai, ne? Ir skorpionas šiandien dienai ant bangos. Jam duotybės, saulės užtemimas, viskas jam puiku. Jo visos stichijos veikiančios ir jisai laimingas. Bet ką reikėtų padaryti? Mums reikėtų pasižiūrėti užimtumą savo. Ir į darbą pasižiūrėti. Ar mes dirbam su meile, ar mes dirbam dėl pinigų. Ar mes dirbam dėl to, kad neturi vaikai ką valgyti, ar mes dirbam iš pašaukimo. Vat labai tą santykį reikėtų susižiūrėti, ką tu kiekvieną dieną veiki ir tą rutiną. Ar tu ten kiekvieną dieną darai tas, kas tau patinka, ar tu ten per prievartą kitą kartą plauni grindis, vaiką veži į mokyklą. Susiderinti labai reikia darbo santykius visus. Ir reikėtų labai susiderinti, jeigu turit kažkokį tai kolektyvą darbo, bet reikėtų pasižiūrėti, kas darbo kolektyvėje pas jumi yra. Nes viskas, kas susijęs su darbo santykiais, jums dabar labai irgi pradės šviesti. Galbūt reikia atleisti iš pareigų kažkokį tai vieną kolektyvo narį, kuris gadina visą situaciją jūsų kompanijoje. Ir dar reikėtų pasižiūrėti į mitybą ir reikėtų pasižiūrėti į naminius gyvūnėlius. Bet dabar, jeigu, pavyzdžiui, turim skorpioną vaiką, kuris visą gyvenimą prašė pas tėvus, kad nupirktų šuniuką. Šiandien dienai jisai to šuniuko tikrai gali sulaukti. Jeigu mes kažkada tai norėjome turėti kažkokį augintinį, va dabar pati labai didelė, sakyčiau, gera proga, mums jį įsigyti. Arba galbūt sudaryti sąlygas jiems geresnės, nupirkti ten kokią karstyklę, laipynę, kažką tai tokio pagerinti. Nes pagerinus savo mylimam, kažką tai pagerėja pas jumi darbo santykis. Nebūtinai tas darbo santykis gali būti su kolegom, negali būti piniginė išraiška. Arba gali atsirasti malonesnis darbas. Gal pas jumi kolektyviai išeis visi nereikalingi asmenys, kurie gadino jums nuotaiką ir sueis tie, kurie jums kelia nuotaiką ir džiugesi skleidžia. Tai čia tema yra sveikata. Visos operacijos duotas skorpionam po balandžio 25 dienos. Jeigu visą gyvenimą galvojat krūtinę susidėti, prašau pirmin. Jeigu nosį pasikeisti, prašau pirmin. Viskas jums duota ir viskas jums galima. Ir kadangi jūs tokioj pozicijoje, kai jums, ką noriu pasakyti, kitą kartą aš galbūt keikiu, kitą kartą sakau, kad ten nei ta krūtinė, tos lūpos, sakau, tavo nepakeis charakterio, tu geresnis nepasidarysi. Bet gal žmogui pasitikėjimas savim duos. Ir aš jau šiandien dienai viską sakau, viskas tas, kas sukelia jums tik tai džiaugsmą, pirmyn. Bet jeigu jums tai sukels kažkokią tai destruktyvę situaciją, tada labai gerai pagalvokite, ar pakeis būtent tą operaciją tą, ką reikia, bet skorpionam duota. Taip, kad pirmyn galite kūno procedūras, viskas, kas susijęs su grožiu, galbūt jūs ten nebūtinai operuositės, galbūt jūs keisite savo apimtis, reisite į kažkokį tai pirtį ar kažkokius tai
užsisakysite sporto, galite į sportą eiti, pradėti sportuoti, galite papildus užsisakyti, viskas, kas susijęs, sakyčiau, su dietos laikymuose pirmin, galima ir šitą dalykas duotas ir labai greitai pasieksite rezultatų, labai greitai, patikėkit manim, tikrai tai bus. Toliau, šaulys. Šaulys pas mumi irgi ugnies stichija, tai vat būtent avinas, liūtas ir šaulys turi išskirtinę poziciją, jiems motyvas atsiranda. Ir šaulys atsiranda tokioj situacijoje, kur visas mūsų džiaugsmas, kur mūsų vaikai, mūsų džiaugsmas, mūsų pomėgiai, mūsų hobiai, mūsų meilužiai, visas malonumai pasaulio, mūsų, sakyčiau, visa kūryba, menas, tą, ką mes norime daryti, tą, ką su meile darome. Ir šauliams bus tikrai labai didelė motyvacinė jėga gauna šaulys, be galo didelė. Bet ką jisai turi padaryti? Jisai turi suprasti, kad šis saulės užtemimas, pasaulio bamba tai yra avinas, ne? Bet jisai tikrai ne antras po avino, jisai beveik lygias pozicijas turi, nes irgi tampa pasaulio bamba per šitą. Ir jisai turi patikėti, kad jisai stiprus yra. Nes jeigu mes tik tai pradėsim abejoti, man ten tikrai aš čia galiu ten kažką tai pakeisti, kažką padaryti, ne? Tai nieko neišeis. Bet jeigu mes patikim savo tą ugningą energiją, tuo ugnelę, kad mes tikrai nesigaus, bet blogiau tikrai nebus ir mes tą pirmą žingsnį žengsim. Dar kas yra? Ką turit padaryti? Turit leisti tą, ką niekada savo neleidot. Gal kažkada norėjote įsigyti fortepijoną ir jūs ten jo nepajėgėt įsigyti, nesugebėjote. Atsiras visi resursai, kad jūs įsigytumėt tą, ką labai norėjote. Bet čia viskas dėl savo malonumo. Savo malonumui, ką jūs norite. Tai ne uždarbis, ne darbas, ne su darbo santykiai susiję. Čia su jūsų malonumais. Ir čia jisai dabar gauna galimybę užlipti ant bačkos ir išsakyti savo visus norus, kad jo išgirstų ir jam pagelbėtų. Tai tos moterys, kurios, sakau, visą laiką norėjot kailinių batų pirmin. Jeigu jūs šaulys, jums atidaryti visi koridoriai. Galite tuo pasinaudoti. Ir ką jūs dar galite padaryti? Jūs nenuvertinti savęs. Jeigu jūs pradėsite galvoti, kad jūs nevertas to, jūs nieko neturėsite. Tai atsisakom visų blokų, iš kur ateina mintis, kad jūs nevertas kažko. Tai vat šitos visus, kai atsikratysim, tai žinokit, viskas kitas ateis stebuklingų būdų. Ir mes čia galime gauti, gali būti vaikai ir surprizai. Ir gali būti vaikas, kai surprizas ateiti. Ir gal tikrai, gal sužinosite, kad ten jūsų vaikai turės vaiką ir jūs tapsit seneliais. Kitas dalykas gal gali būti, kad turit 6 mergaitės ir dabar ateina pozicija, kai gims berniukas. Surprizas. Viskas per surprizą. Tai va. Toliau ką turim? Toliau turim ožiaragį. Ožiaragis turi tą blogąją poziciją, jam bus sunku išeiti iš savo komforto zonos, bet ožiaragis ir taip užsispyręs yra. Tai ką reikia padaryti ožiaragiui? Ožiaragiui reikia pasikalbėti su mama. Mes ateinam į šeimos poziciją, į mūsų užnugarį. Ir ožiaragis, jisai ir taip, sena galva, jisai nori būti vienas, jisai nori būti karjeristų, jisai savo tuos tikslus nori susirašyti į priekį 5 metam, jisai nori siekti visko. Bet jam reikia grįžti atgal ir pažiūrėti, ką jo protėviai yra prisidarę, ką jo protėviai, kokį geną jam atnešę blogą, ką jo protėviai jam įdiegia ne tą, ką reikia. Ir čia labai dažnai būna. Labai dažnai būna, kai mūsų kažkada tai protėviai, gal jie bijojo, pavyzdžiui, turėti vaikų, ne, ir jie Stalino laikais, kai į lagerius vežė, ne, jie darė viską, kad tik tai tų vaikų neturėtų. Gal tas genas galėjo pas jumi dabar ateiti ir jūs turite šitą poziciją išsiaiškinti. Gali būti, kai kažkokia tai močiutė, promočiutė buvo dėdukas, koks jisai, tironas. Ir močiutė kentėjo. Ir dabar, pavyzdžiui, jūs niekaip negalite susirasti savo žmogaus, partnerį lygaus savo, kadangi tie protėviai tada, jie padarė klaidų. Ir dabar pas jumi ateina tų protėvių visi genai ir jūs irgi negalite pasiekti kažkokių tai aukštumų, tų, kur jums reikia. Tai jums dabar duotybė išsiaiškinti visas giminės medžius, kur ten kas buvo paslėpta, kas ten buvo padėta ne toj vietoj, kur reikia. Atleisti protėviams, atleisti mamai, čia mama labai stipriai įrišta į šitą poziciją ir tikrai gal duoti mamai daugiau dėmesio santykiuose. Pas jumi visi blokai ištirps, kaip aš sakau, kai jūs sutvarkysite savo visą užnugarį. O tas užnugaris yra šeimos pozicija. Tai ožiaragiui yra išsiaiškinti šitas visas šaknis savo kilmės.
Ir čia yra turtas, mūsų nekilnojamas turtas. Ir vat ožiaragiams atsidarys galimybės įsigyti, gal niekada negalėjot turėti savo nuosavo namo, nuosavo buto, nuosavo kažkokio tai turto, ne? Ir jums tuo vat atsidaro galimybė įsigyti. Gal jūs tam nuomavot visą gyvenimą, o dabar bus galimybė įsigyti. Tai vat sutvarkykite tą protėvių visą, išsiaiškinkite poziciją ir atsidaro būtent šitie nekilnojamo turto visi variantai. Vandenis. Vandenis papuola į tokią bendravimo sritį. Ir ta bendravimo sritis su artimais jums žmonėmis. Tai čia gali būti sesės, broliai, čia gali būti artimi kaimynai. Ir jeigu jūs ten eidama laiptinę su kiekvienu nesutarėte, ne, tai yra gera proga susitaikyti. Ir yra gera proga duota energija tam. Ir kadangi duota energija ir oro stichija, tai yra viskas per bendrystę praeina, o vandenis ir taip yra oro stichijoje, tai jam bus labai gera galimybė susitaikyti su visais broliais, sesėm, su kaimynais, su visa savo aplinka. Arba galbūt pas jumi yra koks nors kaimynas, su kuriuo jūs niekaip ten matot, kad jisai ta girna, kurios nepasuksi į jokią pusę, ne? Pagalvokit, kaip pakeisti šitą visą situaciją. Arba požiūrį pakeičiam į tą kaimyną ir mes kažkaip kitaip iš kito kampo pasižiūrime iš šitą, arba gal pas jumi atsiras galimybė, kai jisai išsikraustys iš jūsų. Nes labai dažnai tai būna. Labai dažnai būna, kai tu atleidi tam savo didžiausiam gumului, kurį turėjai, tai tas paima ir išvažiuoja arba susiranda kažkokią tai. Bet turit palinkėti iš geros pozicijos. Jeigu ten yra koks nors, kaip aš sakau, senas krienas, kuris vienas gyvena ir ten jums nervuoja, tai palinkėkite jam susirasti moterį. Ir jisai pas tą moterį išsikraustys. Ir viskas bus labai gerai. Reikia iš gerosios pusės. Žinokit, kad šitas saulės užtemimas duoda iš gerosios pusės palinkėjimus. Jūs negalite padaryti kitam žmogui blogai. Bet tam kaimynui padarykit gerų, suraskite moterį ir jisai pas ją išeis. Ir jums atsilaisvina erdvė. Ir ką mes dar turim? Mes čia turim trumpas kelionės. Viskas, kas trumpos kelionės. Jeigu ten kalbėjom, kas turi ilgas kelionės, tai čia yra iš miesto į miestą, visi trumpi tokie atstumai, nedideli. Ir mes turime mokymus, kai mes galime siekti išsilavinimo, to, kurio niekada nesiekėm. Ir galim tapti studentų. Būna taip, kad jau 50 metų, kitą kartą eina mokintis. Tai va šitą poziciją nebijoti siekti kažkokio tai naujo išsilavinimo. Vandenių dabar yra pasirinkimas. Jisai gal kitą kartą dabar sugalvojo, kad jisai, tas vaikas vidinis, ta širdelė, gal nori pabandyti kažkokio tai kitos profesijos, kito dalyko. Ir šitas taip pat vandeniui duota. Drąsiai galite eiti į mokslus ir tapti studentų. Ir ką mums dar reikia padaryti? Dabar taip pat, kaip ir dvyniui, mums reikia išgryninti savo minčių kanalus. Mums susirasti reikėtų tą pagrindinį tikslą, į kurį mes norime eiti. Dabar tas pagrindinis tikslas, tai jisai turėtų būti jūsų sielai pagrindinis tikslas. Čia neturėtų būti, aš noriu įsigyti namą. Tas namas įsigijimas sielai, jisai nei padės, nei pakenks, ne? Turi būti siela džiaugsminga, ne? Tai dėl ko to namo norite įsigyti ir būtent to didesnio, negu jums reikia, dėl to, kad mes norim tenai sutalpinti savo visą giminę. Visus kaimynus, sukviesti sesės, brolius ir kad ten tilptų visi. Va dėl šitos pozicijos jums leis įsigyti kažką tai tokio daugiau, kad tilptų ir tie kaimynai, ir tie broliai su sesėm. Bet tai sielos turi būti galutinis variantas. Arba siela, pavyzdžiui, nori pasakyti, kad aš šiandien noriu naujų žinių ir man duokit naujas žinias. Aš gal noriu sužinoti, kokia ten ta žemė apvaldi, ar jinai ten skersa, ar išilga, ar jinai ten plokščia. Ir tas žinios jam reikalingos. Ir ta siela, pavyzdžiui, nori ieškoti kažko tai. Tai vat vandeniai drąsiai galite duoti naujų kažkokių tai mokymų, nauja kažkokių tai. Ir ko mums reikia atsikratyti, kas trukdo pasitikėjimų savimi. Dabar, kaip ir svarstyklių ženklui, tas neryžtingumas gali atsirasti, kai mes ar mums čia tikrai jau reikia, ir gal koks nors dar ten sesė, brolius, tu tikrai gal durnai čia užsimaniai kažkokio tai visai nei tą pusę eiti. Tai vat irgi, klausykit savo sielos ir viskas bus gerai. Žuvis patenka į finansinius namus, čia sakyčiau, ne finansinį, čia savigarba. Nes kitą kartą finansai ir savigarba du skirtingi dalykai. Ne? Savigarba gali būti pas žmogų ir nebūtinai tu ten bagotas žmogus turi savigarbos. Kitą kartą save negerbė, nes elgesi blogai. Tai savigarba, tai jinai yra, kai mes būtent nelipam kitiem per galvas, o iškovojam savo poziciją garbingai. Ne? Gali būti, kad mes piniginį ten kažkokią tai sėkmę pasiekėm labai aukštą ir mūsų savigarba paauga. Gali būti. Jeigu, pavyzdžiui, mano tikslas buvo padaryti kažkokį tai naują projektą, kurio dar niekas nepadarė ir jisai ten atneša didelius finansus.
pirmyn, savigarba išauga, kad niekas nesugebėjo, aš padariau, ne? Ir viskas, kas yra su tokio socialinio pažinimo reikšmė, kas turi, kas ne tai, kad mano šeima tik tai mane pripažįsta, bet visi pamato, ne, kad jisai ten pasiekė kažkokias tai aukštesnės pozicijas, negu buvo anksčiau. Ir ne iš to, kad jisai tenai kažką tai nusipirko, ne gamyklą, kai jau ten viskas buvo sustatyta, bet pasiekė to, pats uždirbo pinigus. Ne tada, kai ten visiems dalino fabrikus, o jisai pats dėjo iki savo šitos pozicijos. Ir turi priimti save aukštoj pozicijoje, turi pamatyti save garbingų žmogumi. Va ta savigarba, kai aš pasitikiu savimi, kai aš, nesvarbu, aš galiu neturėti ne vienos kapykos, bet aš save gerbiu. Už tai, koks aš esu. Aš save ir mane visi aplinkiniai gerbė. Ir, pavyzdžiui, bet čia gal labai tas toks susijęs dalykas, kad jeigu tave myli be pinigų, su pinigais tave mylės labiau. Įsivaizduok šitą, bet jeigu tu neturi pinigų ir tave nemyli, tai ir su pinigais tave niekas nemylės. Taip, kad šitą savigarba turi labai atskirti vienas nuo kito. Ir mes atsikratom, ko mes darom, mes negalim žeminti kitų, bet mes turim atsikratyti savo tos ydos, jeigu mes ją turim. Žuvys šiaip plaukiojančios, jos tokios nėra labai griežtos, kad jos ten kažką tai pasakys, įžeis arba kažką padarys, ne? Bet vis tiek mes negalim nužeminę kitą būti aukščiau negu visi kiti. Ir keičiasi vertybės. Mes turim pakeisti vertybės. Jeigu kitą kartą iki šios dienos mes ten vertinom, kad jau pinigas tai yra aukso veršis, kurį reikia garbinti, tai mes šiandien dienai galim pakeisti vertybę ir pasakyti, kad, nes jau mes pabandėme, ne? Mes matom, kad tą aukso veršį turiu, bet kaip negerbė niekas, taip niekas ir negerbė. Tai pakeisti savo vertybės į tas, dėl ko tave turėtų gerbti ir dėl ko tave turėtų mylėti. Aš jau užsibuvau, ne? Tai va. Viskas. Taip, bet iš tiesų pasakyti, ką ir norėjai pasakyti, ir aš tikiu, kad žmonės išgirdo tie žmonės, kuriem to reikėjo. Galbūt ko imtis, ką atsižvelgti, ką galbūt apmastyti, apgalvoti. Dar ką noriu pasakyti. Dabar tą, ką aš susakiau kiekvienam zodiako ženklui, nebūtinai čia tas bus variantas pas jį. Gal informacija šita bus reikalinga, tačiau pas jumi sielos formuliai ten kitas išsidėstymas yra. Galbūt pas jumi, pavyzdžiui, tas ascendentas yra kitam ženkle. Tai tie, kas turi sielos formulės, jie žino, kur ten jūsų ascendentas yra ir kur jūsų saulės ir kur jūsų mėnuliai yra. Kiti žiūrim, nes mes visą laiką turim savo klausyti širdies. Ir šiandien dienai, pavyzdžiui, kažkokia mintis, vakar, už vakar pas mane atsirado ir iš kur jinai ten pas mane atsirado ir pati nežinau, kodėl jinai pas mane į galvą atėjo. Žinokit, visi šviesos valdovai mums stengiasi kažką tai pasakyti ir stengiasi mumi nukreipti jau tą linkme, į kokią mums pusę reikia žiūrėti. Tai pavyzdžiui, jeigu aš šiandien ožiaragiui pasakiau, ne, kad jam būtinai reikia ten su mama išsiaiškinti visas šitas santykius, o jūs, pavyzdžiui, norit šeimą sukurti ir jums reikalingas partneris. Ir jūs nesvarstyklės, nes tik svarstyklėm partneris yra, ne? Tai per mamos prizmę susiraskit partnerį. Gali būti, kad jums pasiūlys iš giminės kažkas, suves jumis su kažkokiu tai žmogumi. Pasinaudokit būtent tos giminės patarimais. Galbūt jumi pakvies į kokias vestuvės arba į giminės šventę ir jūs ten susitiksit jie. Nes būtent tie visi patarimai, jūs, pavyzdžiui, šiandien dienai norite visiškai ne to, ką aš jums pasakiau, ne? Bet jūs per tą prizmę galite pasiekti to savo tikslo. Ką Rūta rekomenduoja iki tos 12 valandos padaryti. Tiesiog tokia kaip praktika, išsivalymo praktika. Gal kažkam bus placebo, kažkas žaidimo formą tai padarys, o galbūt kažkas priims tai rimtai, bet tikrai stebėkite ypatingai savo artimiausią tą laikotarpį ir pasižiūrėkite, vėliau parašykite komentarą, tikrai labai įdomu, kaip jums sekėsi. Tai Rūta, labai prašysiu dar kartelį pakartoti. Pati praktika yra tokia. Jeigu jau aš čia pasakiau ir jums tiko pagal jūsų zodiako ženklą, ką jūs čia norit, kokius blokus atsikratyti, ką jūs čia norit tos lagaminus be rankenų palikti, rašote, ką jūs norite šiandien dienai pasiekti. Jeigu aš noriu atsikratyti, kaip pavyzdys, visos moteris nori šiandien dienai sulieknėti iki vasaros. Ir jiems pats labai aktualiausias dalykas bus, kam sakiau, skorpionam turbūt, ne, ir mergelėm tenai palikti visus kilogramus, jom ištirps automatiškai. Mes rašom. Aš palieku savo 5 kilogramus praeitam saulės užtemimui, o su šito nauju joga įkeliauju į naują. Iš tikrųjų parašot, ko norite atsikratyti, ten nereikia eilėraščių rašyti ir posmų kurti. Parašot, ko jūs nenorit, aš atsikratau šito ir šito. Aš atsikratau savo seno ydos kokios nors, metu rūkyti. Aš atsisakau ten kokio nors, turit laikytis. Jeigu jau jūs
šitą pasakėte ir pas jumis suvirpėjo širdis, jūs tikrai šito pakeisite ir jums pavyks šitą padaryti. Jūs tada pasiimat tą lapą, ant kurio užrašėte, einat į lauką, būtinai į lauką. Namuose negalima deginti ir namuose negalima to lapuko palikti. Jeigu paliksite, viskas eina į atbulinį variantą. Pasiima tą lapuką, sudeginat ir būtinai jisai turi išsisklaidyti vėjyje. Kadangi šitas saulės užtemimas baigėsi be 10:12, tai viską prašau padaryti būtent iki be 10:12. Ir mes... Praktiškai beveik valanda liko, todėl mes turim kuo greičiau baigti live transliaciją ir skubėti atlikti praktikas, kam tai yra aktualu ir įdomu. Na, sėkmės, laimės ir nuostabių patirčių. Viso gero.